Esu daugkartinis Lietuvos banglenčių čempionas Rokas, prie City Wave jungiuosi kaip sporto direktorius. City Wave yra gėlavandenė stovinti banga, kurios principas yra tekantis vanduo. Pradinukam tai yra visiškai ideali vieta suprasti, ką reiškia čiuožti banga, ką reikia ant pačios jos daryti, nes pačiam banglenčių sporte yra sunkiausia pasigauti, o jeigu tu pasigavai ir nežinai, ką daryti atsistojus, tai tada tas sunkiausias įdirbis gaunasi per nieką. Čia pradinukai pradeda laikydamisi už turėklo, atsistoja, suranda savo pusiausvyrą, balansą visą, pajaučia, ką reiškia stovėti ant bangos ir kaip ant jos balansuoti. Ir tada galiausiai turėklas yra atimamas ir jau pradedama jausti, ką reiškia čiuožti iš vienos pusės bangos į kitą. Kadangi mes ją turim begalinę, tai ten gali, kol stovi, tol gali stovėti. Bet tikslas yra pradėti čiuožti kaip pridera ir gaudyti kantu ir daryti gerokai aštresnius posūkius ir manevrus, pradėti žaisti ir šokti.